Gerą dieną visiems žiūrovams ir šiandien nauja pamoka. Šiandien aš noriu pasidalinti masažo būdais, kuriuos naudoju savo praktikoje, dirbant su sprando, su kaklo raumenynu. Taip, pradėsim nuo būdų 4 pirštais, kylant nuo kaklo pabaigos link kaklo, judant link kaklo pradžios, tai yra link pakauškolių. Būdas ir veiksmas yra maigymas, spiralinis maigymas, sukamaisiais piršto judesiais. Kuo platesnis, kuo stambesnis tiesiog sprandas, tuo daugiau, kaip sakoma, rankų atramos jums reikia, tai stengiamės padaryti tai 4 pirštais iš apačios link viršaus arba nuo kaklo pabaigos link kaklo pradžios iki C1 slankstelio. Tokius veiksmus kartojame kelis kartus. Apie 4 pakartojimus galima atlikti. Pasuksiu galvą pacientų tam, kad parodyti, kaip šitas būdas atrodo. Taip. Jeigu kaklas gana platus, galima tai daryti keliomis linijomis. Taip, tai reiškia vieną liniją arčiau slankstelių mes judame, antrą liniją nuo stuburinės dalies lateraliai judame ir norime, jeigu reikia, dar padarome 3 liniją. Link pakauškolio gumburio iš vienos pusės. Kame čia gali būti svarbi detalė, atliekant šitą būdą, mūsų delno pagrindas ypač, jis neturi kažkur tai būti ore, o kontaktas tik tai pirštais. Kuo glaudžiau jūs turėsit kontaktą su galva, kaklu žmogaus, tuo bus efektyviau, lengviau atlikti ir žmogui bus maloniau. Taigi, delno pagrindą aš remiu į pakauškolį ir tokiu būdu atlieku spiralinį maigymą 4 pirštais. Štai taip. Kitas variantas tai yra maigymas šiek tiek žnaibant. Žnaibinis toks maigymas variantas. Atliekame tarp šitą vietą ir irgi tai neturi būti žnaibimas būtent pirštų pagaliukais, pagalvėliais, o visų šitų ploto. Mes turime paimti ir maigymo judesiais judėti link pakauškolės. Vėlgi, jeigu kaklas smulkus, nedidelis, o jūsų ranka, sakysim, ženkliai didesnė arba pirštas ilgesnis, nepamirštame, kad šičia spaudimo neatliekame šitoj jautrioj zonoj, kaklo šone, kur yra nervai, kraujagyslės, mes tiesioginio spaudimo neatliekame, o stengiamės būtent raumeniniu audiniu judėti link pakauškolio. Ir lygiai taip pat iš kitos pusės yra atliekamas veiksmas. Kitas būdas, technika yra praktiškai labai panaši, tik tai akcentuojama vieta prie pat pakauškolio ir C1, C2 kaklo slankstelio. Tai yra ta vieta, kaip žinote, kur yra trumpieji kaklo ekstenzoriai. Aksipitaliniai raumenys. Maži, skirtingom kryptim, jų ten yra daug. Ir
tokiu būdu mes tiesiai po pakauškoliu dedam 4 pirštus ir atliekam spiralinį sukamąjį maigymą. Spaudimą dozuojame. Spaudimą dozuojame, nes šitie raumenys gan jautrus spaudimui. Jeigu perspausim, jie būna ir taip dažnai spazmuoti, susitraukia. Ir jeigu perspausim tokius raumenius, galim dar labiau padidinti susitraukimą ir spazmą. Štai toks variantas. Kitas variantas iš miofascialinio releaso istorijos, kai mes mažiau judinam apatinę ranką, kuri turi masažuoti, bet jinai juda mažiau. O antrą ranką dedam iš viršaus galvos ir atliekame nedidelį judesį. Čia gaunasi labiau toks skersinis masažo būdas. Skersai raumens skaidoloms. Per judesį. Jis nėra stiprus, galva iš savo svorio, kiek turi žmogus, kiek sveria jo galva, tokius savo svorio jinai guli ir spaudžia jums į pirštus. Pirštai yra tokioj padėtyje. Visą kitą veiksmą mes atliekame viršutinę ranką, kuri judina tiesiog galvą į vieną, į kitą pusę. Labai minkštas, bet labai gerą releasą padaro aksipitaliniams raumenims. Ir dar vienas būdas sprando raumenims masažui atlikti, irgi iš miofascialinio releaso operos. Pasiimu sprando raumenyną, nekertu pačio stuburo, o dirbu viską su raumenynu iš šitos pusės. Aš pasiimu, užgriebiu ir biškį traukiu į save. Tam, kad galva, kaklas nejudėtų, taip, kad nepasisuktų per daug, aš tiesiog ją fiksuoju su kita ranka iš viršaus. Ant kaktos, ramiai minkštai padedu ranką ir užkabinu ir traukiu raumenius. Čia veiksmo šito būdo principas ir tikslas, kad užkabinti raumenius ir juos atitraukti nuo stuburo lateraliai ir šiek tiek į priekį. Atitraukti. Kai ranka jau nueina link labiau kaklo šono ir kaklo priekio, aš tą spaudimą savo sušvelninu. Sumažinu, neužspaudžiant nei kraujagyslių, nei minkštųjų audinių. Tas pats būdas, tik tai galima vėl pridėti pasyvaus judesio. Tai reiškia, aš šitą ranką, kuri atlieka masažą, jinai daro viską tą patį, bet šitą viršutinį gali biškį stumti, ratuoti galvą į priešingą veiksmą. Gaunasi priešingas rankų veiksmas. Vieną į save traukia, kitą nuo savęs stumia. Štai toks veiksmas. Vėl užkabinu, traukiu, biškį suku galvą, ratuoju. Svarbu vėlgi suderinti abiejų rankų judesius ir atlikti tai maksimaliai minkštai. Per judesį kartais žmogui pavyksta dar labiau atsipalaiduoti, nes taip mes nuraminam nervų sistemą, tarsi kaip mažą kūdikį užliliojame. Taip, ir tą patį veiksmą atliekame. Tikiuosi buvo įdomu ir naudinga, ir galbūt mes pasimatysime, o tai priklausys nuo jūsų paliktų komentarų, nuo jūsų paspaustų laikų, ir nepamirškite prasinumeruoti mano kanalą ir
parekomenduoti kitiems masažuotojams, kitiems žmonėms, kurie domisi masažu. Ačiū, būkit sveiki, masažuokit ir pasimatysime kitą kartą.